sakoma, Godspeed, viskas sukrauta, čia keli daikteliai, čia maistas, čia visokie powerbankai pakrovėjai, pora girtuvių, skrečias gravelindos, grandinė nuvaškuota Ceramic Speed UFO, viskas lempos pakrauta, labai faina lempa vartodosi per vahų kompiuteriuką, vahų radaras, tenai atsarginė lemputė, jeigu dar prireiktų. Ir viskas, vasarinis šalmas, polichromatiniai akiniai, mikrofonas, apačia grandinė, power meteris, guminukai, telefonas, batai, kojinės. Čia kitų batai ir kojinės, patrauksim, labai faini. Viskas. Važiuojam, rakinu namus, vaikai dar miega, 8 ryto. Atostogos jiems. Sveiki gyvi gravel nuotykių mėgėjai ir mėgėjos. Ką tik išsukau iš savo kiemo. Liepos 14, pirmadienis. Kadangi yra vidurvasaris, nusprendžiau per 3 dienas čia apsukti tokį ratuką, labiau ne ratuką, o trikampį per Lietuvą. 1200 km, plius minus. Neturiu labai griežto maršruto. Nevažiuosiu hidros, nevažiuosiu border epic, nevažiuosiu miškais, kur ten dar gali būti prilyta. Miškais važiuosiu, bet nevažiuosiu arimais. Tenksiuosi važiuoti kokybiškais graveliais. Pažiūrėsiu, ar dar daug jų neišasfaltuotų, nes kai ruošiausi maršruto draftą, tai Stravą nagrinėjau. Tai pagal hitmapus pagrindė matosi, kad žmonės važinėja asfaltuotais keliais ir man susidarė įspūdis, kad mažai gravelių liko. Tai varau patikrinsiu asmeniškai. Kelionę pradedu Vilniuje, pajudėsiu link Pabradės, Švenčionėlių, Ignalinos, Visagino, toliau suksiu į vakarus link Kupiškio, Pakruojo, palei Šiaulius, link Pajūrio, tada žemyn, Pajūrių, pro Tauragę, Jurbarką. Planuoju trečiadienį vakare grįžti į Vilnių. Tai toks yra planas, o kaip čia viskas susiklostys realybėje, pamatysime netrukus. Važiuoju. Godspeed. Oras lauke šiaip visai neblogas. Ar tokius debesėlius prasimuša saulė, panašiai rodo visas dienas. Šiandien toks iš pietų lyg tai šiaurė slenka tokia debesų juosta, bet tikiuosi spėsiu važiuoti taip, kad manęs nepasivytų. Gali čia susidaryti kokie nors vietiniai debesis, iš kurių trumpai palys, bet visiškai negazdina. Tokiuose kelionėse tokių dalykų pasitaiko. O dabar iš lėto pradedu rinkti pirmosius kilometrus. Viską buvau pasiruošęs, iš anksto susiplanavęs. Daiktų labai daug neėmiau, čia Lietuva civilizacija, visur viskas pasiekiama per valandą. Pasiėmiau antrą komplektą bipsų, džersį, kojinės. Pasiėmiau maisto, guminukų, bet šiaip kelionė tokia nevyrinsiu. Stosiu valgyti normalų maistą kavinėse. Planuoju 2 nakvynės, vieną kažkur tarp Kupiškio ir Šiaulių, kitą kažkur aplink Tauragę. Pirmas toks netikėtumas, tai heart rate monitorius paėmė ir tiesiog nusprendė šiandien ryte nebeveikti. Galbūt tam, kad neerzintų, važiuosiu pagal jausmą, važiuosiu pagal vatus. Tai laikysiu apie porą šimtų vatų ir plus minus bus gerai. Jeigu matysiu, kad vidutinis greitis nedidelis, tada dadėsiu. Padarysiu intervalų, nes long ride irgi tai galima profilaktiškai atlikti. Kai sudarinėjau maršrutą, kaip ir minėjau, kad ieškai tų gravelių, bet labai daug visokių, nežinau, Dvivėžių miško keliukų ten, kur nebuvau, į ten tos purvus labai nesinori. Lyst norisi tiesiog ant gravel. O dabar pačioj pradžioj tai labiausiai norisi išvažiuoti iš miesto, nes pirmąją rytas, 8 valandos, visi darbus, statybas. Čia Vilniaus rajono statybininkai irgi turi savo vairavimo kultūrą, tiksliau jos neturi. Tai gale užsimetęs esu vahų radarą,
Labai džiaugiuosi, man viskas va supypsi. Kairiai matom žalias kelias. Tai važiuoju ramiai, papypsi, pasižiūriu per petį. Jeigu pamatau, biškį pasitraukiu dar. Nes po savaitgalio gali būti tokių, kurie ryte šalto alaus ant žarijų užpylė. Ir jau žiūrėk, judesiukas. Tai tokie vairuotojai yra pavojingiausi kelyje. Va, o bandysiu kas valandą. O gal dažniau, gal rečiau po trumpą reportažėlį. Pati pradžia tokia, galbūt apie maršrutą dar plačiau. Tai maršrutas vadinasi Lietuvos Bermudų trikampis. Štai va, supipsėjo radaras. Matau iš galo automobilis. Saugiu atstumu lenkia, šaunuolis. Matyt, mama veža vaiką į darželį arba jau nuvežė ir grįžta namo kavutės gert. Tai va, maršrutą visaip dėliau nuo pradžių pasieniais, graveliais, ten miškais, miškeliais, susigalvoju. Ne, jeigu tokį nori važiuoti pasieniais, tai reikia važiuoti Border Epica, Hydra ir panašiai. Aš turiu tikslą apvažiuoti per 3 dienas, nes ketvirtadienį jau turiu susipakuoti šeimyną ir važiuoti į pajūrį. Ten filmuosiu gražiausių Lietuvos maršrutų epizodus YouTube kanalui iš Žemaitijos. Pasikviesiu 2 žinomiausius Lietuvos dviračių scenos žemaičius. Tai yra Sako Mandžioką Nerijų ir Lina Stonkuvienė. Jinai dar to nežino, Nerijus irgi dar to nežino. Ir varysim, apsuksim Žemaitiją ratą. Pasižiūrėsim, kokie ten graveliai, apie viską jums papasakosim. Tai nusprendžiau tada, kad reikia važiuoti tiesiog tokiom tiesiom linijom vieną į šiaurę. Nu, grubiai, taip sakykime, į Ignalinos atominės elektrinės. Nusifotkint ten prie kaminų. Tada kitą dieną šaut link vakarų ir link lietuviško pajūrio. Labas rytas. Sveikinamės su paštininkais. Ir į pajūrį irgi važiuosiu pakankamai tokia tiesia linija, nevažiuosiu šiauriniais pasieniais. Zarasus irgi ten aplenksiu po Visagino, nes Zarasuose vyksta Megrė. 2-3 savaitės iki jos ten jau yra važinėta. Ten vėl grįšim neužilgo. Ir tuomet 3 dieną antra nakvynė bus turbūt Tauragėj, apie 800 kilometre. Nu, bent jau aš tai planuoju, kad man pavyks. Ir tuomet iš Tauragės pro Druskininkus, tokia tiesa linija, ir iš Druskininkų pro Varėną atgal į Vilnių. Turėtų gautis 1200 su trupučiu kilometrų. Sukilimo čia nedaug visur. Kelionė mano gaunasi, taip susidėjau Stravui žemėlapio draftą, tai pradžioj visą laiką po truputį važiuosiu žemyn. O nuo antros kelionės dalies prasidės toksai pakilimas, gulintis policininkas sava. Ir po truputį kilsiu į viršų. Nu, bet kas tas sukilimas, ten 5 km per 1200. Tai palyginus su Traka, ar palyginus su Bright Midnight, kurį ką tik pravažiavo feikeikas Tomas, pasišiaušęs. Tai čia nėra ką veikti turėtų būti. Bet viską pamatysiu. Taip, pirma kelionės valanda. Pravažiavau Mickūnus, jau važiuoju pirmais miško takeliais. Vis pamirštu įsijungti mikrofoną. Taigi, pirma valanda jau pravažiuota. Pravažiavau Mickūnus, važiavau į miškelius. Nors lyjo, matau, kad nemažai čia smėlio, šiek tiek palaidas, bet nieko. Taigi, dabar apie setupą. Feikeikinis džersis pirmai dienai, Asos šortai, tokie graveliniai, su šoniniam kišeniam, vienoj telefonas, kitoj guminukai. Gale turiu kišenėse dar irgi įsidėjęs guminukų. Vasarinis šalmas, auklio fitochromatiniai akiniai, kad nesivežiot 2. Dieną užtemsta, naktį prašviesėja. Priekį Wahoo Roam V3. Viską rodo, turėtų užtekti ilgam baterijos. Gale Wahoo radaras, nes pusė kelionės eina asfaltu, gal trečdalis tiksliau.
priekit lempa, valdos irgi per vagų. Ir ką, kem 6 žvaigždė priekį, 10.52 gale. Čia Lietuvai tokia kelionė labai gerai. Važiuojam. Wow, kai dariau maršruto draftą, galvojau, čia lijo šlapia. Ir čia toks yra segmentas nuo Mickūnų. Galvojau, ar važiuoti link Nemenčinės, ar čia labiau link Bezdonių. Va. Pirmas sustojimas. Žinau, kad čia būna smėlis, bet galvojau, tiek lijo, tikrai turi būti šlapia kieta. Bet kai filmuoju, tai iš vis dar sunkiau mint. Šiaip apačiam matau šlapės, bet pats savo pasisunkinau. Seguosi koją, tai pabandysiu truputį, kad redėt pradėtų ir nuvažiuoti. Jes, ne, jes. Būčiau žinojęs, būčiau nevažiavęs. Kitą kartą, kas važiuojat, Stravai parašykit, kokią būseną kelių. Wow, kažkaip pravažiuosim. O kas pradėjo net ir radai čia minutėje sustojus. Jes. Tikiuosi, nebus daug tokių smėlėtų segmentų, tiesiog tada važiuosiu į asfaltą. Kai startavau, nusprendžiau pradėti važiuoti tokiu rečiau važiuojamų keliuku. Nevaryti tenais pro Nemenčinę palei upę link Pabradės. Išvažiavau šitą miško kelią. Ir iš tikro tai vengsiu tokių. Smėlis, daug šaknų. Noriu gero vidutinio greičio. Kažkokios meškos pėdsakai dar. Lysiu, kur galiu į plačius gravelius. Nu ką, laiks pavalgyti. Taip, dabar trumpai dar papasakosiu apie mitybą. Tai stosiu iš tikro valgyti normalų maistą. Nevirinu, važiuoju čia pakankamai ramiai, bet taip, kad palaikyti gerą vidutinį greitį. Su savim pasiėmiau 2 gertuvės 0,5 skrečio ir 0,75 gavau lauktuvį iš Gravelindo. Čia turbūt kaip talismanas, sėkmės ženklas. Ir Tilfino tašės įsidėjau į gertuvės dedu Scratch Labs elektrolitus ir įsidėjau tiesiog va tokių va guminukų, po truputį jos graušiu. Tuo metu, kai jau užsinorėsiu valgyti, stosiu į kavinę. Nesikankinsiu. Važiuojam čia tokia šlykštė atkarpa kažkokio statybinių šiukšlių priberta. ...40 km nuo namų, Buivydžiai ir pirmas toks įdomesnis šios kelionės objektas yra Buivydžių tiltas kabantis. Jeigu Stravoj tiesiog dedat, kad maršrutas eitų, tai jums neleidžia. Reikia įsijungti manual mode. Kitaip jūs iki jo nepateksite. O aš čia darau posūkį į kairę ir varau, persikelsiu į kitą upės pusę. Jo, beveik atvažiavau į krūmą. Nevažiuosiu, einu pėstute. Atsargiai iš lėto sviruoja visas. Kas bijo, tai čia nevažiuokit. Žiauriai gražu, reikia nufotkint. Tikrai stipriai linguoja, nėra labai malonu, bet kaip sako filmuose, don't look down. Yes! Va maršrutė pilna tokių gražių vietų večelių. Pauliui čia tokias labai patinka. Išvažiuoju iš upelio ir tada į kalneliuką. Nenoriu stumtis, atsisėsiu, įsijungsiu lengvesnį bėgį. Ir bandau važiuoti. Ale hop. Šiaip nesinori labai jėgų deginti, bet važiuoti galima iš lėto lengvų bėgių. Štai taip. Gerai, ten man nereikia. Varau čia. Ir toj vėl turėčiau išlysti į asfaltą. 50 km, 2 valandos.
kadangi tai smėlynais, tai vidutinis greitis mažesnis negu tikėjausi. Norisi 2.7-2.8 važiuoti vidurkį. Bet dabar biškį protarpiais vis asfalto daugiau bus ir tikiuosi nebebus jau čia tų smėlėtų miško takelių, kur vos judu. Kaip minėjau, maršrutą susidėjau tokį visiškai preliminarų ir važiuoju, tai va dabar tokia pirma vieta, kur tiesiog važiavau, kad tiesiai eina žvyrkelis, pagrindinis nusuka į kairę, abu keliai ateis į Pabradę, tai asfaltų nezulinsiu, varau tokiu va keliuku per lauką, kol dar ne vidurys dienos ir ne karšta, tai labai čia faina. Grikiai, javai, kviečiai, visi angliavandeniai ir amino rūgščių šaltiniai aplink. Jeigu bus labai blogai, tiesiog eisiu ir paėsiu. Avižos dar yra. Tai čia iš vis tokia sankryža, kur 4 skirtingi grūdai auga. Biški iš vieno, biški kito, biški trečio, ketvirto. Sotus. Kol pasakoju apie tas visas kultūras, norėjau kamerą įsidėti kišenę ir paskui atsitiko, va taip teko staigiai stabdyti, nes kamera išbėgo čia per kelią, vartėsi, šoko žules. Matyt laikas atsigerti ir pavalgyti. Jeigu jau iš rankų krenta, va kaip dykumoje, vienintelis medis kaip tik, tas be lapų, be spyglių, be nieko, šešėlis toksai šiaip savo, bet reikia pasinaudoti, nes jau yra 10:15 ir po truputį saulė aukščiau ir darosi vis karščiau. Sustoju Pabradėj, maisto prekės, pasimsiu vandens, užsipildysiu vieną gertuvę ir kažką dar suvalgomo tokio įsimėsiu, nes pusryčiai buvo prieš 3 valandas. Mano košę šiandien valgiau su cukrum vos, tai jau tuščias skrandis. Kruasanas, 4 bandelės, gėrimai, susimokam ir važiuojam toliau. Kruasanas su šokoladu, Pabradėj, maisto prekių parduotuvė, Cecilija ir egzotinis gėrimas iš apelsinų. Tokie va žvyrkeliai iš Pabradės. Čia 8 metrų pločio. Aišku, čia poligonas kažkur karinis yra, mokymo centras, ten yra asfaltas labai naujas, labai lygus, labai baltas, labai gražus, labai malonus. Ir po jo šitą tarką, bet ją iš karto tvarko visada. Žemėnos kraštovaizdžio draustinės, šiaip pagal žemėlapį galėčiau važiuoti ten tiesiai. Čia šalia Pabradės poligonai, karinės teritorijos. Ir tiesiog ten 25 metrus reiktų kirsti, bet ženklai, kad draudžiama tą daryti, tai laikomės kelio ženklų, karinių ženklų, važiuojam pagrindiniu keliu, čia tokia kilpelė pasidarys. Ir tęsiu savo kelionę. Po visų šitų lietingų orų, tai šitie keliai miškuose labai geri, nelabai ir dulka, paviršius šiek tiek sausas, o apačioje drėgnas. Tai komfortiškai važiuoti, dar nėra tarkos. Aišku, čia ir eismo mažai, plius tvarko turbūt kariškiai. Tarp Pabradės ir Švenčionėlių tai eina toksai platus žvyrkelis. Šiandien kokybė labai gera, yra va, dar drėgna danga, suplūkta lygi. Tarkos visai nėra, nu, tokiam vietom gal biškai jaučiasi, bet arčiau krašto, kai važiuoji, tvirta, kieta, greitai. Tiesiog va, be pastangų 28-32 greitis vidutiniškai. 11:30 Švenčionėliai, čia dešinė geležinkelis eina. Galima būtent dešinę sukti labiau pro miestelį važiuoti, o galima čia palei geležinkelį. Šiek tiek asfalto, paskui žvyrkeliukas. Iki Švenčionėlių gavosi nuo Vilniaus 88 km. O po Švenčionėlių toliau Ignalina. Taip kad tikrai visur pilna civilizacijos. Čia labai gražu visur Lietuvoje. Nauji traktoriai, jauna kelkraščius, asfaltas puikus, žvyrkeliai irgi geri. Šiaip gerai, tą maršrutą susidėjo. Varau žvyrkeliu, šoku asfaltą, vėl žvyrkeliu, vėl asfaltu.
Dabar žiūrės, čia kažkokie ežerai bus kairiai dešinėje, o Ignalina visai netoli, turbūt 10 kilometrų liko. Geras. Nuotaika gera, liuks. Puikiausia diena važiavimui per Lietuvą. Artėjau link Ignalinos. Jau labai smagus. Žvyrkeliukai. Kokybė gera. Būna į kalnelį, spaudžia paskui, kai leidžiasi. Kem 6 greitis. Neviršijo, kem 5. Tai galiu tik tai pridėti dar šiek tiek. Nu va, tiek kaip rodo ženklas, tačiau stabdyti gali tekti. Nuo Ignalinos važiuoju dabar link Visagino, link atominės elektrinės uždarytos ir nuo ten jau suksiu į Kupiškį. Tai prie elektrinės niekada nebuvau nuvažiavęs, netgi kai buvome Megrėje. Va, noriu nuvaryti, nufilmuoti, nusifotkint, užsidėti čeką ir keliausiu toliau. O dabar turiu tokį ruožą asfalto čia. Tai visai faina, gražus laukai aplinkui, rolling terreinas. Tiesa, prisiminiau, ką norėjau papasakoti. Čia nuo kelionės pradžios, kaip tyčia, heart rate monitor kažkaip paėmė ir nustojo veikti. Prieš svarbiausią šio mėnesio kelionę. Tiksliau, jai prasidėjus. Tai visą laiką naudodavau Wahoo. Šitus, reiškia, su diržu ant krūtinės. Kažkaip tie diržai ten nusiplaudavo ir tekdavo karts nuo karto jos keisti. Tai po kelių metų tada pabandžiau nusipirkti Polarą, Polaro diržą, Polaro sensorių. Tokį va. Be priekaištų, 9 mėnesius diena iš dienos veikia. Viskas buvo žiauriai gerai. Ir galbūt dėl to, kad Polarai ir iš tikro yra firma, kuri išrado heart rate monitorių. Tai dėl to viskas veikia taip nepriekaištingai, bet vat pyst. Ir šiandien sugalvoju, kad gal tavęs nenervuosiu, Antanai, nerodysiu heart rate tau. Varyk pagal vatus, varyk pagal jausmą. Bet mačiau dabar Wahoo išleido naują tokią ant rankos irgi. Tai Wahoo paskambink man. Gal sugalvosim kažkaip patestuoti. Aplink Lietuvą jau gal neišeis, nebent į paštomatą man. Bet tikrai sugalvosim, tų kelionių dar šiemet bus ne viena. Call me! ...145 km nuo namų, 5 valandos 25 minutės. Esu tarp Ignalinos ir Visagino. Buvau ant tokio kalnelio, ten tolumoje pasimatė Visagino atominės elektrinės kaminai. Tai taip vizualiai iki jų apie 20 km. Tai netrukus turėčiau šitokį žvyrkelį nusukti ir judėti link tų kaminų. Lendu po elektros laidais. Jau čia anksčiau tai iš Ignalinos atominės čia eidavo Poweris. O kur jie dabar veda, klausimas. Čia gal ten kur neveikiantis į Baltarusiją. Čia visur artėjant link Visagino pakelėse labai daug auga šitų Sosnovskio barščių. Čia taip pavieniai, prieš tai važiavau, tai tiesiog non-stop. Čia kažkaip invazinė rūšis skaitosi ir jos ten privalo naikinti, nes jie užleidus tai užkariautų čia visą Lietuvą greitai. Čia kairiai važiuoju, nes yra pavėsis.
Bet vis žiūriu į priekį, kad automobilių nebūtų. Tai pradžioje buvau maršrutą suplanavęs ten labiau palei pasienį ir turėjau atvažiuoti tiesiai į atominę elektrinę, ten iš miško išlyst. O paskui šiek tiek perplanavau, pamiršau, tai dabar atvariau į Visaginą ir čia 5 km į šoną iki atominės elektrinės. Vis tiek nusprendžiau suvažinėti čia pirmyn atgal. Noriu arčiau privažiuoti, pasižiūrėti savo akim iš arti, nes nebuvau. Ir jums parodysiu dar. Atvažiuoja ir kelias ateina tiesiai prie vieno iš blokų, tiesiai pasitinka tokie aukšti kaminai. Vienas čia, kitas ten dešiniau už medžių. Įspūdingai atrodo. Niekada čia nesu buvęs. Einu, pasidarysiu nuotrauką. Įdomu, yra kokia kavinė. Kokį nors atominį kepsnelį įmeščiau. Automobilių tai daug. Tikrai jos turėtų čia maitinti. Šaučiau atominį kepsnį ir tada be sustojimo galėčiau varyti. Viados degalinė Visaginė. Pietų pertrauka 3 valandos dienos. Įveikta yra dabar 175 km. Jau buvau prie atominės elektrinės, nusifotkinau, nusifilmavau. Viską nusinčiau draugam linkėjimų, nusinčiau pigios elektros į Vilnių ir dabar išgėriau kavutę su ledukais. Labai skani, blemba šiandien. Tik tai pirma, antra kavutė buvo, tai o aš kaip kavos snobas labai mėgstu, per dieną labai daug jų išgeriu. Pasipildžiau abi 2 gertuvės, va, tokie skanus Scratch elektrolitai, kad vietiniai vabzdžiai net suskrido jų. Dar atsigersiu šiek tiek vandens, kiek netilps užsidėsiu ir pakeliu ant savęs galima užsipilti. Šiaip jau darosi karšta, tai tikiuosi čia neperkaisiu ant tos saulės. Svarbu daug hidratuoti, gerti daug vandens, skysčių, elektrolitų ir kitų mikroelementų. Visagino geležinkelio stotis. Tikrai neplanuoju šauti su traukiniu namo ar kur nors kitur. Dabar bandysiu palei bėgius tokį rasti takelį ir nuvažiuoti ten, kur man reikia. Labą dieną. Čia eina takelis, o man reikia takelio, kuris yra arba vienoje bėgių, arba kitoje bėgių pusėje. Va čia lygiai greičiai bėgių ir eina. Tai lipsiu žemyn ir varysiu palei jį. Komandžiokai atsiuntė man linkėjimų iš Vilniaus, ten pila lietus, o aš, kaip sakant, dodžinau kol kas. Važiuoju čia Visagino pakrašty tarp ežerų, miškelį, pavėsi, greitis geras. Saulė šviečia, pavėsis nekaršta, bet ir rytoj žinau, kad laukia diena atvirose vietose, tai gali būti šalčiau. Miške tai čia neapsimoka stoti, nes iškart uodai puola juodai. Uodai juodai. Kažkokios buvusios fermas. Gražutės nacionalinis parkas, viskas čia pagriuvę. Kažkas sugriovė kolūkius. Ten pilnas laukas zefyrotų, baltų. Du 200 kilometrų Zarasai. Yra 16 valanda. 55 greitis, ten 6, ten 7. Įvažiuojam į miestą, reikia prilėtinti. Prilėtėjom, kad neviršyt greičio. Kadangi esu Zarasuose, tai privaloma papasakoti apie Megrę. Most Epic Gravel Ride Ever, arba kitaip Lietuvos gravelio čempionatas, kurį organizuoja Giedrius Čenkus & Co. Tai rugpjūčio 2 atvažiuokit, dalyvaukit. 3 trasos, 50, 100 ir 150. 150 yra Lietuvos čempionato, Lietuvos gravel čempionato trasa. Pats renginys yra Gravel Earth Series dalis. Turi virš 20 renginių per visą pasaulį. Teko dalyvauti kai kuriuose, ta pati Traka, Žironoje, Ispanijoje yra toks mega jau gravel olimpiada, irgi tos visos organizacijos dalis.
Tai va, rugpjūčio 2 mes su komanda būsim, turėsim gerą bazę, palapinę. Ateikit, įsigykit marškinėlių, gertuvių, kojinių, kepurėlių, nežinau, visko. Pavaišinsim nealkoholinio alum, limonadų ir kitais dalykais. Tai registruokitės ir dalyvaukit, tikrai bus smagu. Galit 50, galit 100. Norit būti Lietuvos čempionai, registruokitės į 150. Linkėjimai Giedriui. Beje, jis gali būti taip, kad dabar su savo legendiniu Peugeot kažkur čia apylinkėse važinėja ir ruošia lenktynių trasą. Turėčiau daugiau laiko, tai pabandyčiau jį čia susirasti. Aišku, nenorės jisai nieko atskleisti, bet reikia man tęsti kelionę. Tai lėkiu toliau. Vis dėlto nusprendžiau užsukti Zarasus, stabtelti ant šitą apžvalgos rato, perduoti visiem linkėjimus. Kavinę norėčiau, bet neįsiu. Noriu važiuoti, tęsti kelionę. Kviečiu rugpjūčio 2 ten. Atvažiuokit rugpjūčio 1, praleiskit visą savaitgalį. Ten vyks Lietuvos gravel čempionatas, Megre dviračių varžybos. Didžiausias Lietuvoje, atvažiuos visi, atvažiuokit ir jūs, atvažiuosim mes, susitiksim, sumušim 5, apsikeisim marškinėliais, pagazuosim, suduosim trasos 50, 100, 150, aš 100 PM, kiti 100, o jūs galite ir 50. Jo, šone vaizdelis toks liūdnas, kaip kokioj taigoj, tundroj, nežinau, taiga ten be medžių. Tokia pavienė styro, išpjauta, kažko tai pasodinta. Ten pasižiūrėjau radarą, lyja žaibuoja, tai ten yra pietus, ten yra vakarai, ten yra šiaurės vakarai. Mano kelias tai pasisuksiu ten į dešinę ir aš judėsiu į tą pusę. Debesis po truputį juda iš pietų į šiaurę, tai kai aš ten nuvažiuosiu, tai gal tas kampas ten užkabint gali. Nu, bet matysim, man 2 valandas, tokios 2,5 iki Kupiškio. We will see. Tikiuosi be lietaus. Sustojau klasikiniai miestelių aibėje. Ledai vadinasi astronautas. Jaučiu į kosmosą išneš. Lediniai. Atšalt smegenis ir viduriai. Ką turim? 2-2-1. 17 valandų 12 minučių, 8 valandos kelyje. Neblogai. Šiaip gerai važiuojasi. Čia geras buvo žvyrkelis. Sugreideriuotas šviežiai. Kai keliu. Kai asfaltu. Važiuoju toliau. Dusetų miestelis, ten yra Sartų ežeras. Miesto herbe yra 3 žirgai ir ant ežero vyksta žiemą Sartų žirgų lenktynės. Va, daugiau nei vieno fakto nežinau apie šią miestą. Čia palindau po tokių debesių ir pradeda pūsti toksai skersvėjis. Bet iš tenais jisai pučia į tą pusę. Mano kelias eina ten ir irgi suksis. Tai gausiu šiek tiek palengvinimo vėjo į nugarą, bet ten maždaug 10 km yra toks debesis. Tai ten lyja ir iš jo pučia. Man reikia važiuoti greičiau negu juda debesis, kad manęs neaplytų. Pažiūrėsiu, kaip man seksis. Pavėjų čia turėtų būti geras greitis. Toliau Jūžintai laukia. Gavosi taip, kad sukasi vėjas. Dabar važiuoju prieš vėją, o ten lyja. Mano kelias va tenais į tą tarpelį tolumoje ir ten matau toli lyja. Pažiūrėsiu, gal čia bus kokia sankryžos parduotuvė. Tai sustosiu, padarysiu sustojimą. Užkas, nes čia jau pradeda po truputį krapnoti.
Pravažiavau Jūžintus, čia toks žvyrkelis kažkur į Kamanus eina. Ir matos, kad čia gerai palijo, balas šonuose. Tai šitos padangos ant šlapio tai tikrai gerai limpa. Toks pakankamai sunkus važiavimas gaunasi. Bet nieko, nevirinu. Sau važiuoju ir viskas. Gerai, kad bent kokybė žvyrkelio puikiai. Ir klinika, ir vaistinė. Ir maisto prekės. Ir aibė. Ir viskas čia yra. Konteineriai net spalvoti. Kaip čia vadinasi įdomu? Salos. Ne, čia yra kamanai. Kamanai. Klasikinė aibė. Atvažiuoju į tokią įdomią vietą, vadinasi Salos. Yra ežeras, vidury yra sala. Ten galėjau iš Kamajų sukti tokį žvyrkelį, važiuoti tiesiog į Kupiškį, bet nusprendžiau pažiūrėti labai įdomią vietą žemėlapį. Ir vadinasi dar Salos, pagal faktą. Tai varau, prakirsiu šitą salą ir pažiūrėsiu, ar verta rekomenduoti jums. Čia yra įvažiavimas, gal kas nors gyvena salo arba koks resortas yra, kažkokie nameliai stovi. Salos parduotuvė, Salos namai, dar namai, Salos bažnyčia. O, matau, ten kažkoks dvarelis, stovi palapinė vestuvinė. Vestuvių pirmadienio vyksta, Salų dvaro sodyba. Ten karieta po ją. Yra staliukai lauke, bet jau yra 8, pusė 8 uždaryta. Dar viena parduotuvė Lasai. Nu ir va, toks tas miestelis Salos. Iš miestelio Salos žvyrkeliu atlėkiau, labai geras greitis buvo. Sausas toks žvyrkelis lygus į šitą asfaltuotą kelią ir čia dabar 20 km asfaltų iki Kupiškio. Labai jau čia norėsi to asfalto, tikras išganimas, nes nemažai buvo gravel šiandien. Galima jau pagailėti organizmo. Jo, šios dienos kelionė į pabaigą, tai yra gera proga pačytinti. Teko biškį padeginti degtukų ant 500 vatų, bet pasivijau Manitų. Ir dabar galiu savo atsipūtęs 3-5 laikau. Galiu va neminti. Greitis geras, lekiu į Kupiškį. Kupiškis. Žiauriai noriu valgyti. Ieškosiu vakarienės. Tikiuosi, ten, kur aš važiuoju, jie turės kažko skanaus. Važiuoju prie Kupiškio marių. Ten toks mano draugas Paulius turi namelį ant vandens. Ir šiandien pavėlavau jam parašyti, paskambinti, pranešti. Atidėjo paskutinį, bet paskui parašė, kad liktai atsilaisvino vienas. Betgi yra dar ir planas B. Tai viskas. Aš esu saugus. Šiaip tai, jeigu būčiau kaip planavęs išvažiavęs 6 ryto, būčiau važiavęs dar kokius 100 kilų, kur ten toliau planavau važiuoti. Tai pirmos dienos ataskaita. Viskas, esu vietoje. Esu ant Kupiškio marių kranto. Žiauriai ramus vakaras. Dviratis viduje, bet dar ištrauksiu, visą nusivalysiu. Dabar greitai šoku, išsimaudau. Persirengiu ir lekiu į Kupiškį, susirasiu ką pavalgyti. O po kelionės visada reikia mineralų paragauti. 7309. Kupiškio marios, vienu žodžiu, mano vakarienė šiandien yra va toks 002 iš Vijados, šiandien vieną valgiau Visagine jau.
atvariau į svečius pas savo draugą Paulių. Tokį Paulius kaip pas mus ir komandai Paulius, tai čia tik tai kitas, nes Paulių labai daug Lietuvoje. Vienu žodžiu, jis čia turi tokią gerą vietą, tokią namelį, ant Kupiškių marių krento, ne? Kas čia dar yra? Nameliai veikas, viskas yra. Batutai, valtis, katamaranai, čia būna Antanas yra. Vikingų, čia būna vikingų valčių toks, atsimenu, kažkoks dalykas. Ir ten tokia sala, kuri vadinasi Uošvės liežuvis, aš dar iki dabar prisimenu, ane? Jo. Bus Uošvės liežuvį rinkimai, Uošvės liežuvį, Uošvienės rinkimai, jo.